Tai akivaizdu, jog suintensyvėjus įvairių provokacijų ir sabotažo atvejų tikimybėms, vyriausybė skiria papildomą dėmesį artėjančiam vienam iš svarbiausių mūsų energetikos sistemos įvykių, tai yra atsijungimo nuo Brelo ir sinchronizacijai su kontinentinės Europos elektros tinklais. Dėl šios priežasties ryte įvykęs ir Nacionalinio saugumo komisijos posėdis įvertino energetikos sistemos ir energetikos įmonių pasiruošimą, atvejo analizę, modeliavimą įvairiausių galimų atvejų ir priėmė tam tikrus sprendimus, kurie buvo ir vyriausybės posėdžio metu priimti dėl papildomos fizinės apsaugos tam tikrų kritiškai svarbių energetikos sistemų infrastruktūros objektų, kurie iki šiol taip pat buvo saugomi, tačiau buvo saugomi privačių saugumo tarnybų. Taip kad į tai žiūrime labai rimtai, tačiau modeliuojamos situacijos net ir įvairiausiais kritiniais atvejais tikrai Lietuvos vartotojų be elektros nepaliks. Dalis priemonių tikrai yra slaptos, dalis informacijos yra riboto naudojimo, dėl savaime suprantama matyti priežasčių, tačiau yra vertinama visos galimos tam tikrų sabotažų ar diversijų versijos, pradedant kibernetiniu saugumu, baigiant fiziniais tam tikrais veiksmais ir dėl jų yra pasitelkta būtent viešo saugumo tarnyba, kuri turi daugiausia patirties tokių kritiškai svarbių objektų apsaugoje ir jie keis privačią saugos tarnybą, kuri iki šiol kai kurios objektus saugo. Nuo sausio 15 dienos.